Vėliau. Nu, mažai. Negalėjai. Atsibodo, jau einam. Žinot, mano tėtis, mes su tėčiu ėjome į mišką ir matėm va tokią didžią briedį, tokį milžinišką ir storą. Negali būti, Nėra tokių briedžių. Manai papasakos ir mums patiks, ne? Jeigu netiki, tai Nebuvo. nebuvo. Nu tai ir gerai. Oi, Kas čia? tai aš, pilies sienos akmuo. Ateik arčiau, papasakosiu vieną istoriją. Seniai čia buvo gūdžios girios, jose šeimininkavo pikti plėšikai. Žmonės prašė aukščiausių jėgų pagalbos, kad sutramdytų plėšikus. Ir atskrido Slibinas ir išdegino girią, palikdamas didelę plynę. Ir padėjo didelį kiaušinį, ir išsirito iš jo pilis akmeninė. Joje apsistojo įgula karinė, kuri ir gynė apylinkės nuo priešų visokių. Oi, pasakoja čia visokias pasakas vaikams. O ką tu papasakosi? Šalia pilies gyveno pirklys. Labai jau suktas buvo jis. Bjaurus, šiukštus ir išdidus. Jis nuolat skriausdavo visus. Ilgai žmonės vis kentėjo, kol nesurado užtarėjo. Nedorėlis, taip tau ir reikia. Žinosi, kaip pardavinėti tokius smulkučius, supuvusius dalykus. Ir štai čia prievaizdas puikus, jau baudžia pirklį už visus griekus. Čia ir istorija visa. Šiukštumas tai baisi liga. Ai. Ai. Oi. Ai. 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 Oi. Ei, ateik, ir aš žinau vieną istoriją. Senais laikais, kai kryžiuočiai kalavijais į Lietuvą krikščionybę nešė,
kūrena vaidilutės aukurą. Staiga atskrido pelėda ir pranešė, kad link pilies kryžiuočiai eina. Vaidilutės nubėgo pas kariūnus ir įspėjo apie artėjančią grėsmę. Pakilo karžygiai, išjojo priešo link. Ir buvo mūšis baisus, ir krito priešas. Taip pelėda išgelbėjo pilį. Ei, mano istorija gražiausia. Ateik čia. Na, pasakok, man įdomu. Tyliomis, be vėjo naktimis, pilyje pasirodo mergaitės vaiduoklis. Sakoma, kad vienas bajoras įsimylėjo mergaitę. Pagrobė ją iš tėvų namų ir parsivežė į pilį. Užrakino ją pilies menėje ir manė, kad ji sutiks už jo tekėti, bet mergaitė atsisakė. Supykęs bajoras užmūrijo menės duris. Galvojo, tai pagazdins, bet mergaitė laikėsi savo ir taip liko visam laikui pilyje. Tik tyliomis, be vėjo naktimis, išeina jinai pasivaikščioti. Kiek daug visokių įdomių istorijų galima čia išgirsti.